Nu, be keliukai tai pasaka. Žiūrė. Jo. Davai, eina. Jo, papa. Konnichiwa, Tamagotchi. Sveiki, sugrįžę į Kintown kanalą. Tai ką, šiandien važiuojam Tetą Lietuvos. Važiuoju dabar pas kolegą, kuris taip pat turi CF-ą. Tai matysim, kaip mums čia seksis, kontento prikursim, nes kolega irgi filmuoja YouTube'ą. Tai orelė šiandien ir vėl nelabai džiugina. Ai, beje, varysim su nakvynė, varom su nakvynė, tai palapinės pasiėmėm, visą, kaip sakoma, mantą. Tai žiūrėsim, man tai čia realiai pirmas išvažiavimas toks su nakvynė bus. Kolega jau sakė ne pirmą kartą, tai pasidalint savo experience'u. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis. Tikiuosi, orelės galbūt biški bus geresnis. Na, šiandien rodo, kad visą laiką lys, o rytoj atrodo, kad bus saulutė. Tai matysim, kaip čia seksis. Va, jau kolega jau stovi, prisiparkavęs. Ką, judam su kolega. Pastovėjom, pasižiūrėjom žemėlapį, kur ką važiuot. Užsipėlėm kūro. Matysim. Dabar kita stotelė Prienai ten berods rodo, kad už 100 kilometrų taškas. Kokie gražūs vaizdai. Įdomu, kaip jausis važiavimas po, nežinau, 3-4 valandų. Ar visgi lietus įlys pro striukę ar ne? Jo, kai tokia pliurzė, tai labai mėto priekį. Vargo vakarienė čia. Nes mėto čia belia kaip. Kai įsileidom padangas per mini kompresoriuką, tai dabar matysim. Ai jo. Matysim, kaip važiuosis. Nes kaip ir turėtų būt geresnis sukibimas. O jo, papa. Nu, nežinau, ar čia placebo veikia, bet atrodo, kad visgi geriau sukimba. Daugiau šitas sukibimo yra, prisispaudžia. Gerai, kad dar pinlokas yra uždėtas, nes jeigu ne pinlokas, tai čia rūkė sėdėčiau. Bet va, atrodo, kad biški šviesiau lauke. Gal ne taip jau lyja. O jo, papa. Vėlniau nematau aš dėl tų stikliukų. Miškai, visur miškai. Bet gerai. Bet kaip būtų gerai, iš kur, jeigu būtų šitas. Nebūtų lietaus. Važiuoji, šalmą atsidaręs. O dabar vis tiek labai rasuojasi. Stikliuką, jeigu atsidarai, tai labai į akis krenta tie lašai skausmingai. Bet man patinka va tokie keliukai. Nei mašinų, nieko absoliučiai nėra. Važiuoji savo, kaifuoji. Tiesiai, ne? Tiesiai. Biškai pavažiuoti reikia greičiau, kad tas stiklas įsivalytų.
Vatullo šunės blema, žiauriai net nefaina. Ui. Čia posūkiai reikia šturmano laukt, sakytų kur važiuot. Faini tokie maršrutai iš tikrųjų va šito pieto. Patinka. Tiltas kažkoks tai. O, geras ir kaimelis. Nice. Vaita Karčmis. Nežinau, kaip net persiskaityti. Bet jau pirštai kažkodėl tai waterproofing ir žieminės pirštinės, bet pirštų galiukai jau sušalo. Ui. Nereik laikytis taip arti, mano būsiu visas aptaškytas. Gražus vaizdeliai, upeliai, kaimeliai. Prieš tai vas blyno tokį konkretaus nepagalvojau, buvo provėža tokia nemaža, nu va kažkas panašaus kaip va čia. Ir biškį greičiau važiavau ir reikiavau ausį ir taip priekį kaip užmetė. Tai gerai, kad spėjau kanopą atstatyti. Bet ir taip ir kanopą galima susilaužyti. Opa. Galim. Va įdomu, ar Andris meškerę paėmė. Jam kodėl aš nepaėmiau. Sustojus prie žiūriuko nakčiai, pagaudai žuvytę, išsikepi. Liacha, reikės kitam kartui kokį mini meškerytę pasiimti. Nors nelabai mėgėjas žvejot, nėra tiek kantrybės laukti. Bet va, kaip jeigu taip išvažiuoji, nu ir šiaip žuvytės gaila būtų suvalgyti, nužudyti iš karto. Ką tik mums sustoja, kaip tik Facebook'e mačiau, kad žmogus čia gal prieš 2-3 savaitės numetė mocą krosinį berot. Berot, kad šitas tiltukas. Nu jo, ne kažką būtų čia numest. O gal ir ne šitas. Bet kai slidu. O gal ir jo ne šitas. Ne gal buvo mažesnis tiltas. Nu, bet kažkas tai panašaus. Lemba pliurzi čia belekokį, jam tai gerai. Man tai ne kažką. Lemba koks gražus laukas. Net nepasakysiu, kad čia Lietuva. Ai jo, papa. Jam tai visai padanga neprasisuka, pas mane tai čia šlifuoja. Davai važiuok tu greičiau. Jo, papa. Eina šik. Bet kai sako, bet čia draskosi. Jo, papa. Eina šik. Eina sau. Eina sau kaip... Eina šikinos, žinok. Man tai čia visai. Oi. Ai, šaudasi. Blemba, nu ką. Eina saugia. Mano maišams. Kur čia plika padanga? Tuos tai kaip tankas važiuoja savo. Nesuka savo galvos. Man reikia pačiam realiai mint.
Давай, кентавня. Ой. Nu, vis linksmesni keliukai atsiranda. Andriui, tai čia gerai, kaip tankas važiuoja. Ai, čia kaip karvė ant ledo. Tai geriau paskui nevažiuot. Ai, geriau va čia važiuot. Mūsų tie maišai plyšo. Bet kuo tolyn, tuo įdomesni keliukai darosi. O kaip prieš tai, tas kur kalniukas buvo iš molio, linksmas toks. Jaučiu dešinę koją jau, pirštai jau eina į drėgmę. Tai ir nusaučia, tas dar kabinėjasi. Bet gerai, kad iš tikrųjų nėra taip, kaip sakoma, pastoviai sudėtinga. Nes kai pastoviai sudėtinga, tai ir tada noras tas dingsta, kai esi užsiknysęs. Oho. Ojo, papa. Gal Andrius sako, bliamba, tas Artūras vos važiuoja. O aš jam sakau, kad čia gerai važiuojasi. Jeigu planuoja tokiais keliukais važinėtai, jau padangas reikia mast pirkti. Su mėsos. Kur būtų daugiau. Nu va, o tokie va, mane patinka. Kur iš karto matos, kad šitas purus toks smėliukas. O, parūkyt. Sustosim, nors nerūkom, bet parūkysim. Pakimarinam. Naujus maišus įsidėjom. Galima važiuoti toliau. Nu, be keliukai tai pasaka. Ne vienas mašinas nieko. Tik va, daug visokio. Ojojoj, kaip šikna mėta. Daug pelkių visokių balų. Būtų bairas apie balą įkrist. Tikiuosi, man nebus. Čia aš kaip įsivaizduoju, turbūt jau prie Varėnos mes esam. Oras vis geryn. Labai gerai. Pamatėm kalniuką kažkokį, tai bandysim užvažiuoti. Kažkokia labai daug jau čia smėlio. Blemba, bet bus, matai, tai tikrai, kad bus ne kažką. Nu, šauk. Kaip su plūgais arė. Viskas. Blemba, varo, eina šikt. Blemba, kasa, tai gerai. Blemba, aš nežinau, ar aš išvažiuosiu. Reikia iš karto antrą šaibą jungt. Jo, papa. Aš pagal jo va. Ai, jo. Ai, blemba, kaip trožė. Blemba, nespėjau sankabos įjungt. Biškis sunkiau, bet įmanoma. Blemba, čia visai įdomi, bet čia nevažiuojam, nes užsiknysim. Atgal varom. Nu, visai linksmas kalniukas. Maniau, kad aš tai tikrai neužvažiuosiu. Andrius tai tikrai su tokiais kastuvais eina easy. Sustojom Varėnai pavalgyt.
Kolega nuėjo į balą praustis, tai sako, į kavinį neįleisti. Aš tai visas murzinas eisiu, gal neišvarys. Įvažiavom į Smėliuką, man tai nelabai patinka. Andriui irgi tas pas. Blek, aš jį pasižiūriu, man iš karto pradeda šikną mėnyt. Lemba, reikia atsistojusiam mėginti. Eik, nu čia tada, nulaikyk, tada man dar tą vairą. Oi. Aš įsivaizduosiu, kaip aš čia... Kaip aš čia įvažiuosiu dabar į šitą kalną. Oi, ne, normaliai visai. Oi, jo, papa. Reikia pasitraukti. Žiūrė. Oi. Nu kaip ponas. Pirmas. Dar nuo kalnų. Palauk. Eina savo iš kur čia imti. Kasasi tai gerai. Ajo, papa. Jo, majo. Eik tai. Pekalna. Na kaip. Kaip Andriui pavyks išvažiuoti ar nepavyks? Šaknis didelė. Давай. Nu, baigėsi mūsų tiesus kelias. Aš galvoju, ten reikės iki galo mint. Aš sugebėjau padangą užmesti ant medžio. Bet ir kam? Gerai labai va. Lietučio nėra. Nei šilta, nei šalta. Komfortiška. Komfortiškas oras, kas mums važiuoti. O, ir vėl smėliukas čia bus. Šiaip yra ką veikti. Tam tai visai... Lengvas, tokia padangom pas mane вообще plentukas. Давай, кентау, varyk. Давай, eina. O, kryžius. Oi, jo, papa. Nu, kaip ten kolegai važiuoja. Jo, papa. Ko aš čia per kryžius? Valom. Vincas Valentekūnas. Liepa. Man patinka tie smėlynai.
Nu, judam. Ir vėl Chin Mountas mano atsiklijavo. Ne, sąmonė kažkokį tai. Pačius geriausius tos 3M juostas naudoja vos net už 2 eurų. Nesąmonė, vanduo patenka ir viskas, ir nesilaiko ten tas Chin Mountas. Nu, įdomu, kiek dar liko važiuoti. Nepasakiški keliukai. Tikrai, kas šitą tetą važiavo čia, tai labai smagiai važiuojas. Oba. Tai jeigu kažkas galvojat tetą tą važiuot, tai važiuokit tikrai. Rekomenduoju. Realiai mes pradėjom nuo Vilniaus, o kur užbaigsim, neatsimenu. 332 km kažkas tai tokio gaunasi. Bet įsivaizduoju, kiek čia valandų jau važiuojam, gal bus kokios 4-5. Dar ką čia liko iki stovyklos, kokie 50 km. O, geras, čia koks ežeras. Nesako, čia per kurortus toks. Nice. Ai, jūs nematot, nes čia realiai namūkai kažkokie tai stovi. Tikrai prabangus padaryti. Ai, čia tas ežeriukas yra, kur daug namūkų palei jį pastatyti. Zdarova. Iš karto rodė, ranką kėlė, po to fokus parodė bažiukas. Nu va, liko 13 km. O kokie gražūs keliai plemai, žinokit, negaliu kaifuoju nuo tokio važiavimo. Rytas buvo ne kažką, bet va į pabaigą kilometrą iki to pirmo taško. Tai visai čia ledas, man labai patinka. Wow! Pašoko gal 2 centimetrus. Matot, kaip tiesus kelias, nu, ledas. Dabar čia ir balūnė, va čia gal ir net lietus nebuvo. Dabar mes prie Merkinės sustosim. O gal mes jau pravažiavom, ne, atsimenu. Bet buvo daug stovyklavičių visokių, kur su baidarėm mačiau stovėjo. Va kaip tvarkingai važiuoja Andrius. Tai su posūkiais, nu gerai, kad aš neįvažiuočiau į užpakalį. Vėl atvažiavom iki Smėlynų. Mėtų tokį belekas. Aiktula. Sustojom. Nežinau, kur dabar realiai važiuoti. Visur kelias tas pats. GPS neveikia.
Liko iki tikslo kiek kilometras realiai. Žiūrėk. Bet Matai? realiai važiuoti nelabai kažkur. Žiūrėk, sukiesi, o tos strelytė nesisuka nieko. Sustojom kempingo vietą, kažkur čia miške. Pavalgysim ir eisim miegučio, ne, Andriau? Miega tik silpne. Miegosim šitas, palapkai vieni kaip šitam filme, kaip jūs, Kuprotasis kalnas. Esi matęs filmą? Ne. Nieko, suprasi. Tai ką, įsirengėm stovyklą, kolega atokiau, aš arčiau savo moco, ką eisim valgyti, čia viską džiuvinuos, pasidarysim kažką pavalgyti ir eisim miegot.